Dabar mes esam jau Kalifornijoje, Šiaurės Kalifornijoje, Eureka miestelėje, palikom jau Sekvojų parkus ir dabar užėjome vaikų muziejų atradimų centrą. Ir va, kokie čia yra žaidimai. Žiūrėk, čia yra galima sodinti augalus. Čia Maja renka, Kristoferis sėdi kasoj, vežimėlis. Negalima, o kasa kaip veikia? Pažiūrėk, kasa kaip tikra, ir čia netgi šarknė, bet kokia. O jeigu jie paspausti, kokie jos yra garsai? O, geras. Kaip tikras, kaip tikras aparatas. Čia tokia parduotuvė, taip? Na, pažiūrim, kas toliau. Opa, airį kibirą. Taikliai. Ir mama, ar man padaryti tokios formos lygas pažiūrėjau? Ne. O, geras. Ratas, ar ne toks kvadratinis? Nu taip, va, matai kaip įdomi. Čia kaip kvadratas būna ratu praktiškai. Tokie bėgiai jam padaryti. Gerai, aš einu pažiūrėsiu. Vėžlį pagavai. Ups. Vėžlį pagavai. Kur čia pagavai? Oi, kiek čia visko daug. Shark ten. O čia žiūrėk, yra banginis netgi. Kveka nori šitą. Čia matai, galima kaip Kristoferis sujungia ir čia vandenukas, matai, laša. Va ir tauta. Čia labai įdomų dalyką rado Kristoferis. Čia girdisi daug geriau. O ten parodė, kaip tu darai. Aha, persiduoda garsas, matai, spiralė vibruoja. O čia kas? Teatras. Taip, teatre nieko. Girdisi kažkoks tai... O, kas tai, Maja? O, drakonas su 3 galvom. O kas tas žalias yra? Kažkoksai... Dragon. Su 3 galvom netgi, taip? O pas Mają kažkoks tai vikšras. Pavyksta atskirti. A, į visus 5 įkišai pirštus visus? O tu ką bandai padaryti? Tai reikia gal į kitą pusę sukti? Žiūrėk, Kristoferi, jeigu tu jį suki viršų, pažiūrėk, jis paskui va tais bėgiukais bėgs ir va ten nukris. Tik tą reikia į kitą pusę į viršų sukti. Pabandom. Gerai. Pagal laikrodžio rodiklę reikia, kad į viršų eitų. Va, dabar jie kils. Na. Kyla kamaliukai. Oi, vienas jau viršui. Na. Ir kodėl? Jis nelabai gerai veikia. Jie iškrenta iš ten. Valio! Miau. Dar, pažiūrėjau, pavyko. O pas tave žirafa ir zebra. Va čia įdomus dalykas. Aš manau, kad čia yra 200. Tu manai, kad 200 yra dėžėse? Du. Tu atspėjai lygiai.
lygiai. Čia yra visual estimation, maždaug iš akies įvertinti, kiek yra dalykų viduje. Čia galima suskaičiuoti, ar ne? Čia 12. Nu, žiūrim. Aha. Va taip, va, tu matai. Bet čia tu kaip lygiai atspėjai. Oh my god. Jo, bet čia vėlgi reikia paskaičiuoti maždaug vienam plotelyje, kiek jų yra. Ir pabandyti įvertinti, iš kiek reikia dauginti. Matai, nėra šito, Kristoferio, neatspėsi čia. Au, įrašo, netyčia atidariau. 600 įsivaizduoju. O čia irgi įdomu. Tas kreidelės... Lengva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Taip. O vat įdomu, kaip vat šitas bus. Ar ne? Čia jau vėl reikės maždaug primesti. Nu, pažiūrėsiu, ką Maja daro. O Maja tai baby rado. Štai čia yra. Tu 2 turi babius. Taip, pas tave 2, maitini juos. Taip, iš buteliuko. Čia labai įdomu, yra virtuvėlė, galima vaikučiams padaryti valgyti. O čia netgi yra tokia lovytė. Ir maitinimo pagalvėlė, ir keitimo pagalvėlė. Ir net va visa lentyna su rūbais ir net nešynė. Maja, parodyk mamai. Maite, kaip tavo baibis, parodyk, ar jis gerai jaučiasi. Pažiūrėkit, koks... Tai yra kaip tikras baibis. Taip. Čia yra sunkus, kaip tikras. Sunkus iš tikrųjų, ta lėlė yra ne tiesiog lėlė, o kaip pasunkinta. Čia Maja maitina savo baibį. Čia yra ir maitinimo pagalvė tikra. Na, tau pavyko įsilaužti seifą. Parodyk. Čia yra įdomus eksponatas, rodantis, kaip seifas veikia. Jo, pavyko, žiūrėk, tu tu užrakinai seifą. Va, viskas, tu užrakinai seifą. Dabar niekas negali nieko sukti, matai? Tu dabar ką tik užrakinai seifą. O kaip dabar? O dabar su raktu tu turėtum atidaryti. Va. Ir patraukti duris, ne? Čia duris neatsitraukia. Čia gali reguliuoti rutuliuko judėjimo kryptį. Taip, visai. O, kaip galima atmušti stipriai.